tokį... Ai, tai aš tą patį, kur tu man Kurtą kolekciją per projektą. Štai, bažnyčios remontai paukų. Ypač vakarai. Pirmiausiai reikia susitaikyti su tuo, kad vaikas yra kitoks. Tai tiesiog yra kelias ir kelias jisai yra ilgas. Todėl, kad jeigu paprasti vaikai užauga labai greitai, tai šitie vaikai auga labai lėtai. Ir šiuo. O tavo kada gimtadienis? Buvo praeitą mėnesį. Matau, bet sakė, gal neturi nuotraukų. Sau turi primint, kad jisai vis dėlto jisai keičiasi. Vis daugiau nori galėti, nes turi labai aukštą savivertę. Jisai pasitikė. Jeigu tu jo nesulaužai, jeigu tu jo oi tu čia negali, tu čia to nedaryk, nes tai ne tau, tai jisai bandys, jisai nebijo, eina, jisai atviras. Tas pozityvas kartais ir patį tėvą gali pamokyti, kad pasaulis nėra priešiškas. Mes šepstos, mes šokolado, bet mama neleidžia. Pati valgo man neleidžia. Mes turime būti virtuvėje, kaip šefas virtuvėje. Mes gaminti makaronus su boloneze. Dabar čia mano eteris, o ne tavo. Kai bus tavo eteris, galėsi bandyti reguliuoti, ką man daryti. Aš nusprendžiau be kepurės ir būsiu be jos. Jūs dabar važiuojate į gimtadienį. Julija, jūs pavežate taškų į gimtadienį? Taip. Tai čia vat yra tas važiavimas į gimtadienį, tas momentas. Turi neužmiršti tą seną gerą posakį, kad esi mirtingas, kad vieną dieną tavęs nebus. Ir tas vaikas turi ateiti pagaliau į savarankišką, kiek įmanoma savarankišką gyvenimą ir nepriklausyti tiek labai nuo kitų žmonių. Ta daina mėgstamiausia. Čia užsiprašė. Kiekvieną rytą Saulės žaismo subliždyta, išnykstytų Margarita, Margarita, Margarita. Kodėl kiekvieną rytą saulės gaisro sutirpdyta, išnyksti tu Margarita, Margarita, Margarita. Kodėl kiekvieną rytą saulės gaisro sutirpdyta, išnyksti tu Margarita. Tyliai, tyliai, baltas vėlių ir nakties. Ant ten paukštelis čiulba. Anam grante kažkas prabėga pro šalį. Gal kokia lapė, o gal koks vilkas, o gal koks naminis kaukas. Jie emocinius ryšius užmezga nebūtinai su savo artimaisiais. Prisiriša prie žmonių, bet lengvai ir paleidžia jų. Ta prasme, kad tai nėra problema, nes mes iš tikrųjų, kodėl mes sunkiai paleidžiam. Mes labai egocentriški esame. O šitie žmonės, jie nėra tokie egocentriški. Jie yra tiesiog, tavęs nėra. Yra kitas geras žmogus. Ir jie pozityviai žiūri. Mes galvojam, kad čia yra paskutinis geras žmogus, kuris mus myli. O jie galvoja, kad aplinkui pasaulis juos visi juos myli.